Vidmantas Mateika, tarybos narys, pirmą kadenciją. Kadangi šitas rytis yra man nauja ir šiandieną šneku su jumis, duodu kaip ir tokią pirminę ataskaitą, pirmą kartą, tad norėčiau papasakoti šiek tiek apie save ir apie savo darbą. Mano darbas prasidėjo Širvintų rajone nuo visuomeninės veiklos, tai yra bendruomenė. Šiai dienai esu bendruomenės pirmininkas, Avižonių krašto bendruomenės pirmininkas, su kuria sėkmingai vykdome visapusišką veiklą. Taip pat esu ir kaimiškosios vietos veiklos grupės narys, kur aktyviai dirbu dėl mūsų rajono investicijų bei gerbūvio. Beveik metai laiko esu tarybos narys ir eidamas į rinkimus aš sakiau, aš noriu, kad Širvintuose taryba dirbtų darniai, vieningai ir surėmė visi petys į petį, stengtųsi, kad Širvintų rajono žmonės gautų pačias geriausias paslaugas, kad galima būtų pasitikėti tarybos nariais, kurie dirba jų labui, bet deja, ir aš šiandieną stoviu ir noriu taip pat prisidėti prie šitų tarybos narių, konstatuoti tam tikrus faktus, nors gerbiu kiekvieną tarybos narį, kuris stengiasi ir dirba vardan mūsų rajono. Kaip dirbdamas taryboje turiu tam tikrose srityse savo nuomonę, nors mano nuomonė yra palaikoma kaip įžeidimas, jeigu aš nepalaikau arba kažkaip kitaip galvoju, negu kiti tarybos nariai, o konkrečiai tai valdančioji dauguma. Atleiskite, aš nelaikau nei vieno žmogaus priešo, kuris šiandieną stengiasi ir dirba mūsų rajonui, bet kažkodėl mane kartais tai palaiko. Aš turiu savo nuomonę, turime taip ir mano kolegos, opozicijai, kurie šiandieną aš atstovauju. Ir šiandieną aš noriu konstatuoti tam tikrus faktus. Taip, aš džiaugiuosi, aš nesakau, kad opozicija turi visada viską neigti ir sakyti, kad viskas yra blogai. Ne, aš džiaugiuosi, kad šiandieną tiltas šviečia, gražiai, ta širdutė ant tilto taip pat man gražu, eglutė, irgi gražu. Alėja mūsų, nuostabiai atrodo, neturiu priekaištų. Bet dėja, tam tikri faktai byloja, kad aš negaliu nutilėti ir sakyti, kad viskas yra šiandieną gerai. Ne, gerbėmėjai, ne viskas šiandieną yra gerai. Yra tam tikrų dalykų, kur, manau, jums tai yra žinomi. Bet, kadangi mes komitetuose taip pat opoziciją dirbame, išsakome savo nuomonę, išsakome savo kažkokius tam tikrus pasiūlymus, nors išsakome žodžiu, kaip teigiama, turite raštų, gerbėmėjai, viską suformuoti raštų. Kartais ir raštų galbūt suformuosime tos visus klausimus. Bet žiniasklaida, vadinkim, savivaldybės puslapį niekada neatsispindi opozicija arba jų darbas. Visada kas yra valdantieji. Tai yra negražu, o galbūt ir nesąžininga, nes mes dirbame visi kartu. O veidus rodyti vien tik valdančiosios, nemanau, kad reikėtų. O reikėtų visus, kurie ten yra dirba. Šiandien aš nedalyvavau tarybos posėdėje. Aišku, merė tai neakcentavo, tai kadangi yra opozicija, negerai, kadangi prieš keletą savaičių merė man paskambino, sako, gerbiamas tarybos nariai, ar galite atstovauti Širvintų rajoną Vilniuje tam tikroje konferencijoje? Taip, aišku, aš galiu, mano pareiga tą daryti. Ačiū merė, kad mane pasiūlė, vadinkim, pasitikėjo, nors iš karto puolo man tokia mintis, galbūt čia yra šuopaktas. Bet faktų šitų aš nesirinkau. Jau šiandieną dalyvavau, tai buvo gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybė konferencija. Ačiū merė, tikrai pasisėliau nemažai idėjų. Siūlyčiau gerbiamai pozicijai tame seminare sudalyvauti, tikrai vertingų dalykų galima buvo sužinoti. Tai einu prie detalių. Kaip ir minėjau, esu VVG narys, kaimiškosios VVG narys. Neabejingas buvau ir miesto VVG. Kadangi plačiai pradėjo skambėti miesto VVG, kūrėma miesto VVG, tai vietos veiklos grupė.
Trumpai sakant, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra tarpininkas tarp ES lėšų ir mūsų smulkojo verslo. Taip, smulkus verslas yra labai puiku. Aš džiaugiuosi, kada smulkus verslas kūrėsi, ypač rajone, ir kūrė pridėtinę vertę. Bet miesto VVG yra kūriama vienos partijos ideologija. Kaip aš galvoju, kur tą informaciją man surasti? Ieškau, bendruomenės pirmininkas, kas yra VVG pirmininkas, surandu, savivaldybės darbuotojas. Nu, viskas tvarkoje, gali būti, darbuotojai gali būti kažkur tai dirbti. Ir randu tokius dokumentus. Vietos veiklos grupė turi sudaryti 30% valdžios atstovai, 30% verslininkai ir grubiai 30% bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos. Tai yra normali sudėtis, kuri galėtų tikrai atstovauti mūsų rajoną ir skaidriai dirbti šito klausimu. Įsitraukiu tokį dokumentą ir negaliu patikėti. Negaliu patikėti, kad miesto VVG sudaro darbo partijos žmonės, o būtent netgi ir valdantieji. Atleiskite, negaliu aš pritarti tokiems sprendimams, nors miesto VVG aš pritariu, noriu, kad ateitų tas finansavimas, kad mūsų verslininkai gautų. Bet tokia sudėtis man perša tokią išvadą, kad tai gali būti susiję su nusavinimu, gali būti nusavinimu tam tikrų pinigų. Nes tokia sudėtis, kuri yra, vadinkim, sudaryta valdyba miesto VVG, skaitau pavardės. Miesto VVG sudaro Ingrida Baltušytė Četrauskienė, Širvintų savivaldybė. Viskas tvarkoj, gali būti. Savivaldybės atstovas. Romas Zybalas, tarybos narys. Galvoju, dar vienas žmogus dar gali būti. Bet kaip pradedu skaityti toliau visas pavardės, Rita Bareckaitė. Puikiai žinot, nieko prieš neturi to žmogų, puikus galbūt, bet kodėl būtent turi būti darbo partijos žmonės šitoj srityje? Mes puikiai turim puikų rajoną, kur žmonių yra pakankamai, kurie turi savo nuomonę, kompetenciją, kurie gali dalyvauti kiekvienoje, vadinkim, organizacijoje ir pasireikšti savo mintis ir idėjas atiduoti. Toliau sekantis skaitau. Olga Visockienė, UAB Danielyt atstovė. Ir vėl galvoju darbo partija. Turbūt žinot, kam priklauso šitą įmonę. Skaitau toliau. Zenonas Miselis. Tai vėl darbo partija. Tai kaip minėjau, nejaugi taip sudėtinga sušaukti kažkokią susirinkimą, pakviesti mūsų gyventojų Širvintų, kad galėtų bent jau dalis būti šios įstaigos nariais. Tai yra miesto VVG. Miesto VVG. Jeigu kalbant apie kaimiškąją VVG, vietos veiklos grupę, kuri sėkmingai dirbo daugelį metų, kurie buvo tarp lyderių Lietuvoje, jeigu mes turim 60 savivaldybių visoje Lietuvoje, mūsų kaimiškoji VVG kažkur įkevosi į dešimtuką geriausiai, kurį įsisavino geriausiai pinigus. Bet dėja, šiandieną yra tokia situacija, kad šiandieną tokia yra situacija, atsiprašau, direktoriam, aš jūsų nepertraukinėjau, kai darėte ataskaitą. Šiandieną yra tokia situacija, kad kaimiškoji VVG susiduria su tam tikrom problemomis, bet kaimiškoji VVG taip pat turi būti valdžios atstovų. Ne, jo opozicijos nepasirinko. Vėlgi ta pati direktorė į valdybą, ir bent jau pirmininkė valdybos įsirinko. Nežinau, gerbiamoji, galbūt jūs turite tiek daug jėgų visur dirbti, bet man toks įspūdis atrodo, kad kaimiškoji VVG po truputį yra gramzdinama žemyn. Vietos veiklos grupė pirmininkė, nežinau, čia yra ar nėra, nežinau, ar jinai šiandieną gali pasisakyti, bet šiandieną susiduria su didelė problema. Visos Lietuvos savivaldybės sprendžia tą problemą. Problema kokia yra? Nuo vienos strategijos finansavimo iki kitos yra tam tikras periodas, kada nebėra šitoje srityje pinigų. Ir vietos veiklos grupė privalo administruoti visus projektus, kurie yra įgyvendyti, juos prižiūrėti, kurti toliau strategiją ir tvarkyti visus reikalus. Šiandieną nėra ten toje nišoje pinigėlių. Visos Lietuvos savivaldybės daugmaž vienos vienokį sprendimą priėmė, kitos kitokios. Mūsų Širvintų savivaldybė, ko gero, jokio sprendimo nepriėmė. Žinau, kad kažkur tai vaikšto po bankus ir prašys paskolos, kad galėtų suteikti bankas paskolą, kad šita organizacija galėtų gyvuoti. Nežinau, ar tai geriausias ir tinkamiausias sprendimas, bet visada noriu, kad savivaldybė skaidriai, tvarkingai prisidėtų prie visų projektų. Neturėtų galimybės
vieną myliu, kitą nemyliu. Visi mes turi būti mylimi Širvintų rajono gyventojai ir vienodai gerbiami. Taip, kad aš, kaip opozicijos šiandieną narys, noriu pasakyti, kad gerbėmiai, mes dirbam ir dirbsim žmonių labui. O kad šiandieną turim pravardę skundikai, aš jos nebijau. Ačiū uždėmesį.